Kas grandiozinėme koncerte sugraudino atlikėją Nataliją Bunkę? Kaip Jazzu sekėsi pristatyti savo naują, po 5 metų pertraukos išleistą albumą? Kuo savo koncerte Jessica Shy nustebino daugiatūkstantinę minią? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Rugpjūčio 16-osios vakarą Klaipėda skambėjo nuo bene laukiamiausio metų koncerto – Lietuvos popmuzikos žvaigždės Natalijos Bunkės šou. Ne vieną mėnesį su stipria komanda dirbusi atlikėja į vasaros estradą pritraukė tūkstantinę gerbėjų minią, kurią iš pradžių pasitiko didžėjus Jonas Nainys, o vėliau ir kiti žinomi scenos veidai. Neseniai 5 pagrindinių Lietuvos miestų arenose didžiausias karjeroje gastroles kosmosas surengusi dainininkė šiemet savo gerbėjus džiugino visiškai naujų šou. Kviečiu į savo vasaros rojų, kuriame pasinersime į tikrą ryškiausių spalvų karuselę. Visi traukia į pajūrį, nes prognozuojamas puikus oras, todėl laukiu visos Klaipėdos ir jos svečių, su kuriais dainuosime didžiausius mano hitus. Naujasis šou, kurį kurti įkvėpė begalinis jūsų palaikymas, bus labai vasariškas. Kartu su šokėjais iš Ispanijos užkursime karščiausius vasaros šokius. Pažadu, kad šį vasaros nuotykį prisiminsite labai ilgai. Prieš pat didįjį koncertą sakė Natalija Bunkė. Ir atlikėjos žodžiai netrukus tapo realybę. Tuo įsitikino į vasaros estradą susirinkę gerbėjai, kuriuos pasitiko ne tik gera nuotaika, bet ir vakarėlį užkūręs Jonas Nainys. Savo pasirodymą jis atliko ant įspūdingos scenos, dėl kurios dainininkė net graudinosi. Prieš koncertą socialiniuose tinkluose pasirodžiusi Bunkė neslėpė emocijų ir išliejo kelias laimės ašaras. Ji džiaugiasi scena bei visos komandos atliktų darbų. Galiausiai ir pati pasirodžiusi ant scenos padėkojo susirinkusiai tūkstantiniai miniai. Vau, kiek jūsų čia daug! Stebėjosi prieš gerbėjus kalbėjusi dainininkė. Po jos žodžių iškart prasidėjo ilgai lauktas šou. Kartu su ja ant scenos pasirodė šokėjai, kuriems specialiai buvo kurta scenografija po atviru dangumi. Akį traukė ir dizainerių sukurti kostiumai bei gyva garso grupė. Jūs net neįsivaizduojate, ką aš matau. Man atrodo, kad jūs kaip silkės statinėje. Panašiai ir yra? Ne, normaliai, yra vietos pašokti. Šaunuoliai. O sėdimame sektoriuje sėdit ar stovit? Juokėsi gerbėjų klaususi atlikėja. Žinot, tik noriu pasakyti patį didžiausią ačiū, nes jūs neįsivaizduojate, kiek reikėjo drąsos šiai mergaitei padaryti koncertą čia. Paplokit mano patiems nerealiausiems. Pažiūrėkit į juos, jie nerealieji. Paplokite garsiai, ragino ji. Trumpos pertraukos metu Natalija Bunkė pristatė didelę šokėjų komandą ir pabrėžė, kad šiam koncertui buvo sukurtas visiškai naujas choreografijos numeris. Vėliau dainininkė ant scenos dainavo kartu su savo mylimu reperiu Remiu Retro. Jis su dainininke atliko jų prieš metus perdainuotą ir naujai išleistą kūrinį Panelė iš Kauno rajono. Taip pat kartu pasirodė Jonas ir Simona Nainiai, o pastarąjį buvo surengta netikėta draugų staigmena. Grandiozinėme šou skambėjo populiariausi atlikėjos hitai – Mano širdis vanduo, Laiškas, Lašas po lašo, Skrendu, Paukštelis, Aš gyvenu ir daug kitų. Galiausiai koncertą atlikėja užbaigė galingai – fejerverkų šou ir girdimais šūksniais pakartot. Rugpjūčio 20-osios vakarą viena populiariausių šalies dainininkių Justė Arlauskaitė Jazzu surengė savo didžiausią solinį vasaros koncertą. Vakaras buvo išties unikalus. Pirmą kartą po rekonstrukcijos atgimusiame Kauno dainų slėnyje atlikėja pristatė po 5 metų pertraukos pasirodžiusį naujausią 13 dainų albumą Keisti ženklai. Ypatingą vakarą pradėti patikėta talentingam dainininkui ir dainų autoriui Kazimierui Likšai. Vėliau ant scenos žengė ir pati Jazzu, kurią tūkstančiai jos gerbėjų Kaune pasitiko garsiais plojimais.
Koncerto metu dainininkė atliko kūrinius iš rugpjūčio pradžioje pasirodžiusio naujausio albumo Keisti ženklai. Skambėjo Vilkolakis, Kometa, Garsiai ploju sau ir visiems puikiai pažįstamos ankstesnės kūrybos dainos Vasara, Artumas bei kiti geriausi kūriniai. Kiek anksčiau, pristatydama po 5 metų pertraukos išleistą rinkinį, Džiazu atviravo. Visi šio naujo etapo kūriniai klausytojams suteikia progą susipažinti su Juste Arlauskaite labai artimai, pajusti įvairių gyvenimo etapų išgyvenimus ir gilius jausmus, kuriuos savyje nešiojamės visi. Kiekviena albumo daina man yra labai svarbi, todėl besiklausant galima pajusti mano stipres emocijas. Kaip ir visa mano kuriama muzika, taip ir ši, rašyta tada, kai stipriai myliu, atskleidė dainininkė. Koncertas Kaune buvo didžiausias Džiazu solinis koncertas praėjusią vasarą. Ji taip pat tapo pirmąją atlikėją, pasirodžiusią atnaujintoje Dainų slėnio scenoje. Vakaras neabejotinai tapo vienu ryškiausių įvykių tiek kūrėjai, tiek ir kiekvienam atėjusiam į koncertą po rugpjūčio žvaigždėmis palydėti besibaigiančios vasaros. Rugpjūčio 30-osios vakarą Kaune įvykęs ypatingas Jessicos Shy Show įėjo į istoriją kaip didžiausias 2024 metų lietuviškos muzikos koncertas. Dariaus ir Girėno stadione nugriaudėjęs grandiozinis pasirodymas išsiskiria tuo, kad į jį buvo parduotas rekordinis skaičius bilietų. Ta liudijo stadioną prieš koncertą apsupusios daugiatūkstantinės žiūrovų minios. Gausiai susirinkę žiūrovai grandiozinių koncertų džiaugiasi mėgaudamiesi puikiu vasarišku oru. Scenoje jie matė ne tik Jessica Shy, bet ir daugybę svečių. Surengtas labiausiai klausomos ir geidžiamos dainininkės pasirodymas buvo vienintelis atlikėjos koncertas šiemet. Pilnutėliame Dariaus ir Girėno stadione Kaune populiarioji dainininkė pristatė naujausią savo albumą Sutemos. Surengti didžiausią šių metų lietuviškos muzikos koncertą Jessicai padėjo didelė talentingų choreografų, scenografų ir režisierių komanda. Specialiai šiam šou įspūdingą programą paruošė kruopščiai atrinktų šokėjų trupė. Stadione iškilo milžiniška scena, kurioje buvo sumontuotas už stadiono stogo konstrukcijas gerokai aukštesnis vaizdo ekranas, pasaulinius standartus atitinkanti šviesos ir garso aparatūra bei specialieji efektai. Pirmasis Dariaus ir Girėno stadiono scenoje karaliavo Lukas Misiukevičius, geriau žinomas kaip DJ Lukas Mi, dar vadinamas legendiniu Lietuvos hip-hopo beatmakeriu. Įspūdingo koncerto vakarą DJ Lukas Mi užkūrė sukdamas funko, soulo, repo ir disko muzikos plokšteles. Vėliau į sceną kilo minimalistinio indie folko ir elektroninės muzikos stiliaus duetas Kamanių šilelis. Kamilė ir Mantas publiką sužavėjo nuoširdumu, užkrėtė jaunatvišką energiją ir visus pakvietė šokti. Vakarą vainikavo grandiozinis Jessicos Shy Show, didžiausias karjeroje ir vienintelis dainininkės koncertas šiemet. Dainininkė atliko ne tik naujausias dainas iš albumo Sutemos, bet ir visus didžiausius savo hitus. Po intriguojančios įžangos į pagrindinę koncerto programą scenoje pasirodžiusi Jessica Shy su gerbėjais pasisveikino atlikdama dainą Nieko nieko. Dainininkės išsilgusi daugiatūkstantinė gerbėjų minia šėlo nuo pirmųjų hito akordų. Vėliau vienas po kito skambėjo nauji albumo kūriniai ir vienas už kitą populiaresni atlikėjos hitai. 1000 vėtrų, Pasaka, Rožė, Taip atsitiko, Viskas ką turiu, Tu palauk, Žiburiai ir daugelis kitų. Didžiulė staigmena žiūrovams tapo tai, kad scenoje netikėtai pasirodė dainininkas Sylvester Belt, atlikęs kartu su Jessica Shy parašytą dainą Luktelk, kuri garsino Lietuvos vardą Eurovizijos konkurse. Vėliau publiką džiugino kiti nemažiau populiarūs Jessicos Šyvokaitės hitai Šokam lėtai, Tyliai pakuždėk, Stadionai, Rugpjūtis. Koncerto kulminacija – finalinė daina Apkabink, kurią kartu su Jessica dainavo visas stadionas. Po nedidelės pertraukos Bisų į sceną grįžusi atlikėja koncertą užbaigė atlikusi vieną didžiausių savo hitų – dainą Žvaigždės. Didžiausią visų laikų lietuviškos muzikos koncertą, į kurį buvo parduotas rekordinis bilietų skaičius, vainikavo įspūdingas fejerverkas.
Iškart po koncerto specialų apdovanojimą Jessikai Shai nuo 100-metį mininčio Dariaus ir Girėno stadiono už didžiausią lietuviškos muzikos renginį įteikė Žalgirio renginių grupės vadovas Mantas Vedrickas. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!